miglumas, irzlumas, nuotaikų kaita, skysčių susilaikymas, mikrobiotos pasikeitimas žarnyne, svorio augimas pilvo srityje. Tai vis yra, taip pat galvos skausmai, vis yra susiję su ciklu. Ir su amžiumi jie tik tais dar daugiau ryškėja. Atsiranda dar ir kitos lygos, tokios kaip ir skydliaukės sutrikimai, osteoporozė, diabetas, netgi jeigu nenustatytas. Taigi, ką daryti? Atsiranda ir kitos lygos. Taip atsitiko ir man. Tai su amžiumi ir atsirado sjogrenas, ir reumatoidinis artritas, taip pat ir skydliaukės sutrikimai. Iš pradžių gydytojai labai išgąsdino ir prirašė vaistelių, juos gėriau žinoma. Bet turiu pavyzdį mamos, kai mama geria saujom vaistus ir niekas nepadeda. Deja, man jie irgi nepadėjo, o tik darėsi vis blogiau. Ieškojau alternatyvų, kągi daryti. Ir suradau biologiškai aktyvius papildus. Tačiau jie irgi yra numalšinti kažkokiam simptomam. Ir irgi reikia gerti saujomis. Na, šiek tiek ir padėjo, bet tai ilgas būdas tom lėtiniam ligom įveikti. Dabar suradau labai gerą būdą. Tai ląstelių maistą, kuris yra padaryti jam tyrimai, klinikiniai tyrimai su žmonėmis Amerikoje ir Azijoje. Ir visi ingredientai yra sertifikuoti. Taigi, šis maistas tikrai veikia, jo poveikį pajutau vos pradėjusi naudoti per savaitę. Ir esu labai patenkinta. Jeigu tau įdomu, parašyk žodį jaunystė ir aš su tavim susisieksiu.